Mano vardas Kamilė ir aš savo pamokose mokysiu arba female dancehall, arba twerko choreografijas. Pradėjau šokti todėl, kad žiūrėjau labai daug gatvės šokių filmų ir labai norėjau būti jų dalimi. Taigi labai norėjau visą laiką šokti ir mokytis ir judėti. Mano didžiausi šokio įkvėpėjai pirmiausia yra mano mokytoja Kristina, kuri yra ne tik puikiai mokytoja, bet taip pat ir labai stipri šokėja ir labai jai esu dėkinga už viską, ką jinai man suteikia. Labai žaviuosi tokiais twerko mokytojais kaip Tanja Sofonova iš Ukrainos arba Džia Gomezas iš Ispanijos. Jie labai įkvepia, jie yra labai įspūdingi freestyleriai, taigi labai žaviuosi jais ir noriu kada nors taip irgi šokti. Ir trečioji dalis, tai yra būtent female dancehall kūrėjos, jamaikietės. Tai viena iš jų yra Raquel Košin, iš kurios taip pat mokausi ir labai noriu tobulėti ir niekada nenustoti. Man šokis yra susitaikymas šiek tiek su savimi, su savo kūnu, su savo energija, savo buvimu, su savo išvaizda. Aš be šokio negalėčiau išgyventi. Šokis mane įprasmina mano tikslą, mano gyvenimą. Kad ir kaip tai dramatiškai skambėtų, bet nuoširdžiai aš be šokio nebūčiau tokia savimi pasitikinti. Mano pamokų tikslas yra pakelti merginoms pasitikėjimą. Einu į pamokas kaip į šventę ir noriu, kad tai pajustų ir mano mokinės. Noriu, kad jos puoštųsi, džiaugtųsi ir judėtų. Taigi aš stengsiuosi savo pamokose palaikyti labai aukštą energiją, didelį pozityvą. Stengiuosi, kad merginos savęs neteistų ir kad savęs nevertintų blogai. Tai žinoma yra neįmanoma, mes visi esame žmonės, tačiau tai yra mano didžiausias siekis. Tai yra sukurti tą tokį šiltą būrį merginų, kurios viena kitą palaikytų ir džiaugtųsi viena kitą.